Labas rytas. Šiandien turiu įžvalgų, kuriomis noriu pasidalinti su jumis, gal surezonuos ir bus prasminga tai, ką išgirsit. Ryte pabudus ateina suvokimas, kad viskas, ko žmogui reikia, visas jo potencialas, visa jo jėga ateina kartu su kiekvieno žmogaus gimimu ir tas potencialas yra širdyje. Ten yra toks didelis energijos užtaisas. Ir viskas, ko mums reikia, tai neieškoti, kaip prisijungti prie kažkokių papildomų išorinių jėgų iš išorės, o tiesiog ieškoti, kas gali padėti mums patiems atrakinti šitą savo širdies potencialą. Ir tarkim, šitam gyvenime mes susiduriam su labai įvairiomis emocijomis, tame tarpe ir neigiamomis. Ir pyktis, tarkim, užrakina mūsų širdį, ar ne? Ir mums patiems iki mūsų širdies, iki tenai esančio potencialo gali būti labai labai sunku dasigauti. Nes ko gero galit patys pastebėti, kad kai pykstam, galim pritraukti dar daugiau pykčio iš aplinkinių žmonių ir pyktis atstumia meilę. Ir kiek reikia vidinės išminties, kad tą pyktį minkštai, ar ne, apkabinti, tokią mylinčią, vidinę, taikią, geranorišką energiją. Ir tada tas pyktis jis po truputėlį gali švelnėti, mažėti, tirpti. Galbūt jūs turite savo būdus, kaip jūs neutralizuojate pyktį ar paleidžiate pyktį. Ir kiekvieną kartą, kai pavyksta patiems pajausti, kad mano vidinė meilė jinai yra stipresnė už bet kokias išorinės aplinkybės, už bet kokius negatyvius kitų mane supančių žmonių jausmus, nusiteikimus, įsitikinimus, mintijimus, tuo mes tampam tokie galingesni ir stipresni. Ir tokių žinučių apie tai, kaip atrasti vidinę galią, tikrai galima rasti internete, bet taip pat tenai yra pilna informacijos, kuri nuveda nuo kelio ir mes vėl kažkur galim klaidžioti, ieškoti, ko nepametę, ar ne? Bet visas potencialas ir visa jėga ir galia yra viduje. Todėl, kai leidžiu savo tą pripažinti, kai tą atpažįstu, žinau, kad tai yra tiesa, tada gali tapti labai įdomia užduotim po truputėlį ieškoti būdų, kaip šį vidinį potencialą atverti. Iš pradžių pačiai savo, o po to ir pasauliui. Tai kiekvienas iš mūsų turime labai skirtingą jautrumą, skirtingą fizinę ištvermę, skirtingą fizinę jėgą, skirtingą psichinę ištvermę ir psichinę jėgą. Ir skirtingi mes esame jautrus tam tikriam dalykam. Tai galbūt visoje šitoje įvairovėje jausmų ir pojūčių šita informacija jums bus naudinga.